Tu, kai mokaisi apie maisto sudėtį, tu automatiškai nueini į parduotuvės. Tu jau žiūri, kurį maisto produktą nori rinktis, kurio nesirenki ir tiesiog tas žinias taikai kiekvieną dieną tiek valgydama pusryčius, pietus ir vakarienę. Šioje studijų programoje mes atliekame įvairiausius eksperimentus maiste, kuriame naujus maisto produktus, dirbame su įvairiausiom technologijom, taip pat jų pagalba tyriame maisto produktus. Maisto technologai rūpinasi, jog rinkoje vartotojus pasiektų kokybiškas, saugus bei išvaizdus maistas. Manyčiau, dalykas, kuris man labiausiai strigo jau net pirmaisiais studijų metais, buvo tai, kad įvadai specialybės modulėje turėjom galimybę sukurti naują maisto produktą, remiantis įvairiausiais reikalavimais. Darbą rasti kaip maisto mokslo ir technologijų studentui yra tikrai nesunku. Įmonės yra pasiryžusios priimti studentus ir iš tikrųjų laukia atvirom rankom. Tikriausiai norėčiau paneigti tą mitą, jog maisto mokslo ir technologijos studijos yra sunkios. Tai faktas, iškyla iššūkių, bet su kruopelė noro, kruopelė pastangų tikrai viskas yra įveikiama. Norėčiau galbūt pasidžiaugti dėstytojais, kadangi kiek tenka bendrauti su jais, jie visą laiką yra pasiruošę padėti, kur tu ateini ten su galbūt tau atrodo keisčiausių klausimų ir dėstytojai tau prisėda ir labai aiškiai išaiškina, kaip kas turėtų būti. Tai dėstytojų ta pagalba visų šių studijų metu, manau, yra labai svarbus dalykas ruošiant maisto mokslo ir technologijų specialistus.